Hi, hello, how do you do? Tai paprasta, tai lengva kaip du kartu. Laisva minutėlė anglų pamokėlės. You love me and I love you. Let's have fun, you and I. Klausykis ir kartok, ką išgirdai. Laisva minutėlė anglų pamokėlės. Mokykis linksmai. Taigi, pasisveikinti ir paklausti, kaip sekasi, kaip laikosi mūsų pašnekovas, jau galėsime. Puiku. Atsisveikinimo frazę pasimokysime gale pamokos. O dabar žengiame toliau ir susipažinkime su anglų kalbos abėcėle. Šioje abėcėlėje 26 lotyniškos raidės. Pasiklausykite. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Šios raidės panašios į lietuviškas, kilmė ta pati, iš lotynų kalbos, bet jų tarimas skiriasi. Todėl, jei mes sakome raidė A, tai nereiškia, kad ši raidė taip pat bus tariama angliškai. Kaip aš juokauju, jos vardukas bus kitoks. Tik kelios iš jų tariamos taip pat, kaip ir lietuvių kalboje. Taigi angliškoji A angliškai tariama A. B, B, C, C, D, D, E, I, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, X, ilgoji Y. Z, Z. Lietuvių kalboje neturime tokių raidžių kaip Q, W, X. Tokios lietuviškos raidės kaip E, G, H, I, R tariamos labai neįprastai. E, I, G, G, H, H, I, I, R, R. Nesumaišykite raidžių C ir S. Ta, kuri abėcėlės pradžioje, tariama C ir lietuviškai ji tariama ir rašoma C. O ta, kur pabaigoje, S, kaip ir lietuvių kalboje S. Labai lengva mokytis abėcėlės dainuojant. Dainelę išmoksite labai greitai. Tik nepamirškite, kad reikia ne tik mokėti raides padainuoti, bet ir gerai žinoti jų pavadinimus. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oh, well, you see, now I know the ABC. Prisistatydami, jūs pasakote vardą, pavardę. Britai iškart prašo pasakyti tai paraidžiui, nes pildant dokumentus būtina taisyklinga jūsų asmenybės informacija.
O ištart jūsų vardus ar pavardės Britams, patikėkite, labai sunku. Todėl išgirdusi prašymą spell your name, tai reiškia pasakykite savo vardą paraidžiui, aš tariu savo vardo Jolanta raides. J, E, L, A, N, T, A. Ar spėjote suvokti? Jolanta. J, O, L, A, N, T, A. Mano vardo trumpinyje Jolly, lietuviškai tai skambėtų Joliai, su I ilgąja gale, angliškai skamba štai taip. J, O, L, Y. J, O, L, Y. Na štai, o Pauliaus trumpinys skamba Polly, taip pat su I ilgąja gale. Taigi, Pauliau, pasakyk savo vardo trumpinį paraidžiui. Taigi Polly. P, A, U, L, Y. Dar kartelį. P, A, U, L, Y. Labai gerai. Dabar pabandykite pasakyti savo vardą paraidžiui. Užsirašykite, kad būtų lengviau, ir pabandykite pasakyti paraidžiui. O dabar žaisime atvirkščiai. Aš jums sakysiu raides, o jūs jas jungsite į žodį ir gausite vardus. Taigi užsirašykite diktuojamas raides ir pažiūrėkite, kokį vardą jums diktavau. Klausykite ir rašykite. R, A, M, U, N, I. Pakartosiu. R, A, M, U, N, I. Ir dar kartelį. R, A, M, U, N, I. Taip, jūs gavote lietuvišką vardą Ramunė. Kadangi anglai neturi raidės E, mums tenka naudoti I, kuri angliškai skamba I, o lietuviškai rašoma E. Ramunė. Dabar jūsų laukia dar vienas vardas. Pasiruošę? Tada startuojam. G, E, R, A, R, D, A, S. Kartoju dar kartelį. G, E, R, A, R, D, A, S. Na ir paskutinį kartą. Pauliau, gal tu padėsi mums? Būtinai. G, E, R, A, R, D, A, S. Very well. Labai gerai. Šaunuoliai. Tad kokį vardą gavote? Gerardas. Ar daug klaidų padarėte? Nieko tokio, juk iš klaidų mokomės. Turiu jums užduotėlę. Parašyt ir išmokt angliškai tart jūsų draugo, draugės, vyro, žmonos, tėčio, mamos, anūkų, šuns ar katės vardus. Štai tokia užduotėlė laukia jūsų.